Taip, sveiki, Romualdai. Ja. Taip, ir garsas atsirado. Puiku. Sveiki. Sveiki, aš irgi trumpai gal prisistatysiu. Tai esu praktikuojantis architektas senukas. E, Darau projektus nuo sutarties iki realizacijos. Ta prasme, tas sketšapo etapas pas mane yra labai trumpas. Į metus prisėdu gal vieną ar du kartus, padarau projektinį pasiūlymą arba prieš projektinį siūlymą ir toliau keliauja jau kiti projekto etapai, kur sakykime, sketšapas yra pamirštamas. Nu, bet, ta prasme, trumpai pristatysiu, gal parodysiu tris savo paskutinius darytus objektėlius. Tai nėra gal kažkokios išskirtinės architektūros ten daiktai, bet nu, tiesiog gal pasidalinsiu, kaip aš tą dalyką darau. Kadangi pagyvenęs esu pilietis, tai viską darau labai lėtai, tai nesupykite, jeigu taip ir bus. Taip. Ar matosi mano ekranas? Taip, taip, matom ekraną. Taip, tai pirmas objektas bus duomenų centras už Vilniaus oro uosto laukuose darytas objektas, ta prasme, sklypas yra žaliai pažymėtas. Aplinkui jokio užstatymo nėra, ariama žemė ten, arba pievos, arba ten dar kažkas, žodžiu, tai toks visiškai laukai. Taip, tai darant, sakykime, pradžia buvo tokia, kad buvo susijęs, kadangi yra duomenų centras, tai toks specifinis statinys, sakykime taip, tai buvo susijęsta su užsakovu, su technologu, buvo ant plano išsiaiškinta ten, iš ko tas dalykas turi susidaryti ir kaip susidaryti. Tai iš esmės, yra tokia dėžė, paprasta. Mūrinė dėžė, kur yra be langų, be durų praktiškai, kuri prikamšyta įrangos, stovi keli generatoriai ir taip toliau. Tai mano tikslas buvo padaryti kažkokį tai statinį tokį biškį įdomesnį, tai ir tuo pačiu, kad, sakykime, tas dalykas, to statinio apvilkimas, sakykime, tinklų šiuo atveju, kad turėtų kažkokią dar funkciją papildomą. Kaip šiuo atveju gaunasi taip, jeigu aš tą visą daiktą apželdinu, tai turiu kaip ir vasaros metu kažkokią apsaugą nuo tiesioginės saulės ten ar dar kažkas tokio. Nu, čia toks, žinot, užsakovo įtikinimo variantai. Taip, visą sketšupas, kame yra patogu, tai visą tą dalyką aš padariau tik tai namą. Tai minutę. Matosi, iš ko susideda tas namas, tai toks paprastas, vidaus nedariau, kadangi praktinio pasiūlymo vidaus nereikėjo. Pagrindiniai mano darbo įrankiai, tai yra, reiškia, iš tikrųjų, kaip iškelti, kadangi retai prisėdu ir daug ten tų gudrybių nežinau labai, tai tiesiog išsikeliu sienas duris, langus susidedu iš warehouse'o, atsisinčiu generatorius, pavyzdžiui, irgi iš ten, visą tą atributiką, kuri yra aplinkui, viską atsisinčiu jau gatavą, jeigu reikia, labai patogu, kad gali užeiti, pakoreguoti ir jeigu reikia kažką išmesti, pridėti ir važiuoja viskas toliau. Vienintelis dalykas, ką čia šitoj vietoje dariau, tai pasidariau sklypą, sakykime, kaip gerbauvis yra, ir patį namą pasidariau, viskas. Toliau viskas buvo sukelta taip iš interneto.
Taip, tai dabar eskizo stadijoje, tai vat pradedu darbus, sakykime, vat nuo tokių, darau daug print screenų ir tie print screenai, ta prasme, keliauja paskui pas užsakovą ir taip priartėjimo keliu randam kažkokį galutinį variantą, ne, šito daikto. Šiuo atveju tai pasiūlymams, sakykime, taip užteko tą, ką buvau padaręs, tai pagrindinės vizualizacijos buvo irgi print screenais darytos, tai ant bylų viršelio, ant viso kito, tai užteko to dalyko, ką padariau su SketchUp. Paskui jau techninio projekto apimti buvo daryta papildomai vizualizacijos, tai vat jau rimtesnės vizualizacijos atrodo va šitaip. Ir objekto realizacija, ne? Kadangi statinys projektuotas prieš porą metų, tai realizacija jau vat yra va tokia, ne? Nu, sakykime taip, gan panašiai gaunasi, negu kai palyginus su mano tais pirminiais eskizais, tai visai panašiai išeina. Taip, dabar dar sakykime, toje eskizo stadijoje, ne, kame yra gerai, kad SketchUp'e pasidarau šiuo atveju IFC modelis buvo padarytas ir tas, vat, kas mano buvo SketchUp'e konstruktyvos visas sudėtas, ant jo jau dirbo toliau konstruktoriai. Tai tuo minutę atsidarys. Nu, va, pats IFC kaip atrodo. Tai irgi, ta prasme, viskas išsijungia, visos sluoksniai išsijungia, konstruktorius pasilieka tą, ką jam reikia ir toliau daro tą dėžę, daro konstruktyvą. Tai čia objektas yra, kuris neturi aplinkos, ne? O čia, Romualdai, dar sklype plėtra numatyta, kiek pamenu, ne? Taip, nu čia ta kompozicija, ne, to statinio yra būtent dėl to tokia, kad, sakykime, numatyta duomenų centras, nu, didelė serverinė, sakykime taip, ne. Tai yra numatyta plėtra, tai numatyta vat, plėsti į šitą pusę dar tuos serverius, tai, žodžiu, didelė sklypo dalis lieka tuščia pirmuoju etapu, pasistato pirmiausia šitas pastatas, tada jau po kažkiek tai metų, kaip esant poreikiai, reiškia, vyksta plėtra to viso dalyko. Čia klausytojai dar klausia vizualizacijos, su kuo buvo padarytos, su kokiu papildiniu varikliu. Vizualizacijas, tas gerasias jau ne aš dariau, tai su kuo ten daro chebra, aš nesigilinu, žinokit, aš tik tai pasakau, ko man reikia ir jie padaro tą, ką reikia. Ta prasme, ne mano rūpestis. Aišku. Tai jūs tik tai tas pirminės, ne, kur su SketchUp, taip, aš galutinių vizualizacijų nedariau. Tai jo. Aš atidaviau savo modelį, ta prasme, šitą SketchUpinį modelį savo padarytą ir jie toliau padarė, su kuo jie padarė, nežinau. Nu, man iš vaizdo aš spėčiau arba Lumionas, arba Virėjus. Gali būti, žinokit, aš sakau, nesigilinu, aš sumokėjau pinigus, jie padarė.
O galutiniai realizacijai tie vijokliai lieka, ar jų nebus? Taip, iš esmės jau yra jie, žinokit, pasodinti, ne? Jau yra pasodinti, vat, kur į tarpus tarp metalinių kolonų prie tinklo yra penkialapis vinvytis pasodintas šiuo metu. Aha, aišku. Jo, čia gal prieš mėnesį daryta nuotrauka, tai dabar aišku viskas užsnigta, bet ir be abejo tie daiktai neužaugs jau, bet pavasarį turėtų jau sužaliuoti. Tai va, kitas objektas yra jau su kontekstu. Tai Vilniaus oro uosto nu, buvo buitinis pastatas šitoje vietoje, reiškia, ir iš buitinio pastato jie norėjo paprasčiausią sandėlį padaryti. Tai šituo atveju, reiškia, darbas yra koks. Tai galima padaryti, kad supaprastinti, sakykime, savo nepiešti tos visos aplinkos, ne? Galima užeiti į Vilniaus savivaldybės tinklapį. Maps Vilnius LT. Galėsiu aš į čatą numesti tą nuorodą. Paskui, nežinau, gal daugelis ir žino, gal naudojasi jau tais dalykais, bet gal pasikartosim. Taip, yra toks daiktas, reiškia, jeigu yra du dalykai mano naudojami šitam daikte, tai yra techninių projektų traukimas ir 3D traukimas. Ne? Tai abu veikia panašiai, tik tai šituo atveju techninių projektų traukimas aš gaunu DVG failą su, nu, sakykime, grubiai sakant, topografiją gaunu, apibrėžto ploto. Su tinklais, su viskuo. Nu, kas yra savivaldybei tuo metu, kas yra pas juos duomenų bazėje, tai va, tuo metu ir yra. 3D traukimas tai yra gaunu, reiškia, 3DS modelį. Tai šitoj vietoje, reiškia, va, yra oro uosto va, ta vieta, šitas statinys, ne, buvo rekonstruojamas. Tai aš, pavyzdžiui, darau, apibrėžiu, kokios man zonos reikia. Ir toliau, nu čia užtrunka, žinokit, kol tas dalykas formuojamas, kažkiek užtrunka, tai aš to nedarysiu dar. Toliau spaudžiat formuoti ir jisai sukasi, kol sugeneruoja ten 3DS failą su aplinka. Tai tas daiktas, jeigu žiūrėti, tai patį iš savęs, ne, kaip jis atrodo, tai galiu parodyti, kaip jis atrodo. Minutę. Nu, objektą, pavyzdžiui. Jis va taip pat gaunu tokį dalyką. Mano tam, kur įkelta į modelį, aš ten redagavau dar ir taip toliau papildžiau, bet iš esmės gaunat panašų daiktą, į kurį galite įsikelti į SketchUpą ir naudoti, sakykime, toliau darbui. Tai va, šito varianto irgi buvo, sakykime, keli etapai. Tai vat, pradžia prasideda irgi nuo tokių paprastų print screenų.
daug pagalbinių linijų, daug, nu, ta prasme, kad šitą dalyką, čia vat variantas užsodintas ant žemėlampio nuotraukos. Ir galutiniai variantai, vat, gaunasi kažkokie tokie, kurie eina jau į projektinius pasiūlymus, ne, į bylą. Šituo atveju užsakovui, nei man, nei užsakovui, nei savivaldybė jokių ten vizualizacijų ypatingų nereikėjo. Užtenka, kad yra suprantamas ir skaitomas modelis, tai daugiau nieko nebuvo daryta ir nebus daryta. Ir nebent užsakovas, aišku, paprašytų, gal, kadangi sandėlys bus nuomojamas, tai paprašytų ten kažkokių vizualizacijų, kad nuomininkams galėtų pateikti. Taip, trečias objektas būtų keramikai. Keramikų situacija yra tokia, reiškia, šį dalyką mes vystom, kaip ir darom jau seniai. Pradėta buvo, reiškia, nuo šito kampo, aplamai pradėta buvo nuo urbanistinės analizės, ar kaip čia pasakyti, ar pasiūlymo, kur vietoj buvusios Dvarčionių keramikos gamyklos tą gamyklą nusipirko įmonė, kuri, reiškia, gamina lazerius. Light Conversion vadinasi įmonė. Ir pradėjo nuo šito pastato. Šitą pastatą mes darė kiti projektuotojai. Pirmas statinys buvo, kuris buvo sutvarkytas. Toliau buvo padaryta tokia urbanistinė analizė, kur buvo, reiškia, sudėliota, ką galima užstatyti esamų statinių vietoj ir kur dar galima pristatyti, sakykime taip, pakoregavus detalų planą. Ir to pasekoje toliau buvo projektuojami statiniai. Vat, jeigu žiūrėti antrą etapą, tai buvo užstatytas šitas kampas. Čia irgi mūsų darytas statinys. Ir va šitas statinys, tolimesnė tąsa. Šitoj pusėje vat, irgi dar vienas, jeigu žiūrėti schemą, tai vat, paskutiniu metu padarėm, sakykime, šitą statinį realizavom šitą statinį. Dabar atėjo eilė, sakykime, va šitai visai daliai, arba šitai daliai. Nu. Nu, čia matosi, vat, iš nuotraukos matosi, kad šitas ką tik pastatytas yra pernai priduotas eksploatacijai ir dabar vat, šitas statinys laukia savo eilės. Tai čia vėlgi pasiūlymai daromi, čia netgi ne pasiūlymo, o priešprojektiniai pasiūlymai, kad pasižiūrėti, ką ir kaip čia galima užstatyti. Tai daugmaž bandom laikytis tos strategijos, kaip ir buvo pradžioj padaryta. Ta prasme, iš esmės tai gaunas taip, esamo statinio vietoje, nesiplėsdami per daug už ribų statinio, darom rekonstrukciją ir darom naują statinį. Tai vat šitoj vietoje vėlgi tas darbas toks, man skečopas kuo patinka, kad iš tikrųjų su juo
tas pats, kas piešti, ne? Ant eskizuoti, vat, ant popieriaus, beveik tas pats, sakykim taip, ne? Kad tos priemonės mano, kaip minėjau, yra, reiškia, padarai kažkokį judesį, iš karto tu darai grupę, iš grupės, iš kelių grupių darai, reiškia, kažkokį kitą daiktą, vėl grupuoji, darai grupę arba darai bloką, ne? Ir tie daiktai tiesiog, pavyzdžiui, vat grįžtant prie šito statinio, tas visas tinklas, reiškia, aš pats jį pasidariau, tai čia yra Marijonio tinklas cinkuoto metalo, ne, tai tiesiog pasiėmiau to tinklo charakteristiką, nusipaišiau vat, vieną lamelę ir nuo to dalyko padariau visą tą vieną bloką, sakykim taip, ne. Kame yra privalumas to dalyko, kad esant kažkokiam pakeitimui, aš užeinu į daiktą, jį pakeičiu ir automatiškai pasikeičia, atsinaujina ten visas fasadas ir taip toliau. Tai va čia principe grupės, blokai ir sluoksniai, pagrindiniai dalykai, kurie vat, sluoksniai kaip nori, taip užvadini, žodžiu, viskas yra labai paprasta ir labai eskiziška, ne, jeigu taip žiūrėt. Tai, sakykim taip, tam pirminiai stadijai prieš projektinio siūlymo, kad įvertinti kubatūrą, ten plotus, aukštingumą ir taip toliau, tai va tokių eskizų užtenka. Toliau užsakovas sprendžia, reiškia, svarsto ten pas save gavęs prieš projektinį siūlymą, priiminėja sprendimus su akcininkais, su kitais, reiškia, kaip toliau tą dalyką vystyti. Čia buvo padaryta irgi 3 variantai to dalyko. Viską darau print screenais, kadangi Monikas geros rezoliucijos, tai print screenai gaunasi irgi tokie, sakykim taip, aukštesnės skiriamosios gebos, ne? Čia kitas variantas, kur vietoj didžiojo statinio daromas parkingas, o gamyba, reiškia, išplečiama į kitą pusę. Nežinau, tai tiek trumpai, jeigu būtų klausimų, galėčiau atsakyti. Dėkui, Romai, tikrai labai įdomu. Ir čia klausimų yra vienas dėl būtent to, kaip išsikeliate iš savivaldybės puslapio, būtent 3D modelį. Tai klausia, ar čia LOD 1 ar LOD 2 tikslumas, detalumas. Galiu pasakyti, vėliau ten, aišku, ir matėsi tie objektai, kad tiesiog tenai pats paprasčiausias yra detalumas, ten nėra labai detaliai, bet aš dar per šiek tiek po kelių minučių. Detalumo tai čia jokio nėra, ta prasme, tai yra dėžės ir tiek. Bet aš jas dar netgi supaprastinau, iš tikrųjų buvo ten 3D modelį gal daugiau ten reikalų, bet man jų nereikia, aš tiesiog supaprastinau jas iki minimumo. Va čia Vilniuje, aišku, tai labai gerai, kad yra tokia galimybė, dėja kituose miestuose nėra tai viskas suskaitmenizuota. Tai va čia, aišku, labai pasisekė. Taip, kituose miestuose gal to dalyko nebūtų, bet padaryti tokį, sakykime, va tokį modelį, ne, aplinkos, tai čia yra pusė dienos darbas. Aš, ta prasme, kai yra, gali pačiam SketchUp'e atsidaryti ant žemėlapio savo tą objektą, pasidėti ant žemėlapio
Tai iš žemėlapį atsidarai, pasikeli tuos visus dalykus, nusipaišai ir pasikelti tas dėžutės, tai čia 1, 2 ir pasikeli. Ta prasme, jokio ten. Taip, taip, iš ties labai Jo, patogu. Ir šito va, situacija, vat keramiko, pavyzdžiui, tai yra ten iš tikrųjų yra smarkus reljefai. Šitas statinys, pavyzdžiui, stovi ant kalno, lyginant su šituo, čia yra, reiškia, va čia, kur pilkas plotas, yra Verkių regioninis parkas, čia didžiulis šlaitas yra, ne? Nu, aš dabar to dalyko nedariau, man jo nereikia tiesiog. Tai vienintelį dalyką, ką atsižvelgiau pagal detalų planą, šitas kampas turi būti, reiškia, sužemintas. Tai ką ir padarėm. jo, ir dėl to parko ten beros tas kampas turi būti mažesnis pačio projekto. Nu, taip. Taip, dar klausimas yra, ar į SketchUp'ą papildinius instaliavote ar naudojate papildinius kažkokius? Nu, nežinau, žinokit, matot, kadangi aš SketchUp'u pastoviai nedirbu, ne, prisėdu ten į metus kartą arba 2, mėnesį laiko su juo padirbu, tai tie papildiniai, nu taip, esu instaliavęs, bet jie su tais visais dalykais, kurie vat, yra eskizai mano, aš paprastuoju būdu juos visus pasidarau, ta prasme, sakau, pagrindiniai dalykai tai yra grupės, blokai ir sluoksniai. Sluoksniai tai yra tikrai labai svarbu susidėlioti pagal tai, viskas, vat, jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, nu, nežinau, kurį čia iš objektų, kad ir šitą, vat, ne, tai viskas darosi ant sluoksnių. Taip, beje, Romai labai pagirsiu, tvarkingas projektas, labai sluoksnius gerai deda, taginat. Išties, nu, smagu dirbti tada ir smagu žiūrėti patį projektą. Nu taip, tai ta prasme, kuo dažniau, kuo daugiau aš pasidarau su sluoksniais atjungimo galimybę, tuo yra paprasčiau dirbti, ne? Nes, sakykime taip, kad lysti į vidų ten kažką detalizuoti ar dar ką nors, ne? Tai man tie visi vat aplinka, sakykime, nereikalingi. Tai aš juos išjunginėju ir pasilieku tik tai, kas reikia, tuo metu tik tai, ko reikia tuo metu darbui. Ir viskas, ir toliau viskas darosi, galutiniam rezultate sujungiu visus tos sluoksnius ir statinys atsistoja, nu, ta prasme, pasidaro tas vaizdelis toks, kokio reikia. Nu. Tai va, taip. Taip, labai įdomus projektai, dėkui Romai, kad pasidalinote savo patirtim ir įžvalgom. O tada toliau aš būtent kaip tik apie tas dėžutės, visą urbanistinę aplinką ir kiek giliau viską panagrinėsiu, nes būtent tas Vilniuje labai faina, mes turime labai daug skaitmenizuotų čia planų ir 3D modelių ir visko, tačiau kitas klausimas atsirado, ar išjungiami sluoksniai sumažina apkrovimą? Taip, labai sumažina, labai. Tai kuo daugiau tų akyčių pasidaro, daugiau tagų pasidaro, tuo jūsų apkrovimas mažesnis. Gali ten, žinot, didžiulį kvartalą įsikelti ir tiesiog po pastatą ten jį nusiiminėti ir tikrai palengvina visą darbą tie sluoksniai. Nu, ypatingai atsisiuntus kažkokius objektus iš interneto, ne, kaip pavyzdžiui, ten medžiai, kažkokie žmonės, aplinka, ten kažkokia įranga ar dar kažkas, tai tie daiktai tikrai užkrauna failą labai smarkiai. Tai juos tikrai rekomenduoju iš karto dėti į sluoksnius
juos naudoti tik tai jau tada, kada aš netgi naudoju tada pirmiausia pasidarau tą rakursą, sakykime, vaizdą, iš kurio aš, kurį noriu matyti, ne? Tai pasidarau išjungęs visus sluoksnius, palikęs tik tai savo tą statinį pagrindinį ir jau kai turiu vaizdą, kai sceną turiu, tai tada ant tos scenos, reiškia, sudedu visus kitus tagus įjungiu ir tada gaunu tą, ką reikia. Taip, labai metodiškai, teisingai dirbate iš ties, tai darbo eiga labai gera. Taip, su tais modeliais iš 3D Warehouse jie iš tikrųjų net su savo tagais atkeliauja, tai tam būna problemų kartais juos sutvarkyti, tai jie apkrauna, bet taip, jeigu juos išsijungiate, tai tada palengvėja darbas šiek tiek. Gerai, dėkui Romai, taip, Ačiū. laiko jau